Nežinau, nelabai turiu komentarų. Kažkas su galiniais stabdžiais neįsivaizduoja, gal užspaudė, bevažiuojant ir nebeatleido. Bet panašu, kad antifrizas šlangą nušovė, tai gal antifrizas užsidegė. Okay, let's go. Здорово, Hebra, Šaika Britva kanalas, antras video. Turim čempionato 5 etapą, Slovakijos ringą, Vengrijos ringą. Labiausiai lauktų varžybų šią vasarą. Įdėta nemažai laiko tikrai pasiruošimai. Kaip visada paskutiniam dienom ištinka visokie netikėtumai, tiek sprinteris sugedo, tiek kitam komandos draugui motociklas sugedo. Bet šiaip ne taip, tos trūkumus pavyko pašalinti. Nu ką, dabar važiuojam pasiimt draugų, krausimės motociklus ir leisimės į kelią. Pasiėmėm likusi Šaika Britva kolektyvą. Aišku, kaip visą laiką draugelis iki 3 miega, tai reikėjo brautis į chatą, žadinti, daužyti tas duris, bet šiaip netaip išsirideno iš lovos. Karočiui, privažiavom prie sienos 3 kiniečiai, karočiui, tiem, kas gliaudo. Sakom, vyrai, ką jūs darot? Sako, šaškiam žaidžiam. Su kalašais, karočiai. Kad apie kontentą papasakot, reikia kontentą pirmą turėti, kurį mes Bandėm visą laiką filmuoti. Jo, bandėm filmuoti, bet... Pasirodo, net kamerą nefilmavo. Nu tai va, tokio kontentą praradom. Kokiam mes čia punkte buvom? Mes buvom Punsko punkte kažkokiam. Vienu žodžiu, Hebra, jeigu norit varyti kažką nelegalaus vežti, vežkit pro Punską. Nes sakė, jie tik savaitgalis patruliuoja, darbo dienom jiems laisva. Aš dabar galvoju, ką man dar reikia pasidaryti. Visiškai pradėjo iš galvos viskas eiti lauk. Pala. Kosmosas tiesiog čia. Pirmam sezonui, pirmas trasas, kai važiavom, tai čia kažkas topinio lygio. Dar visur gali daryti. Tai tokia plati, kad nu čia kosmosas. Žiūrėsim kaip toliau.
mėnesį laiko nesu sėdėjęs ant motociklo, tai truputį išsijudinau, apvažiavau, kitus ratais apšinau. Iki savo laiko pernai metų bet manau, per šiandien apšilsim, pasitreniruosim ir pasieksim pernai metų rezultatus, o visą dieną turėsim bandyti pasigerinti kažkiek. Tai laukia ilga karšta diena, reikia gerti daug skysčių ir bandyti išgyventi šį vakarą. Nežinau, nelabai turiu komentarų. Reikės vargyti. Virsim tepalą ir žiūrėsim, kokias situacijas nusuko. Bet leis išvažiuoti. Aš taip ar taip galiu išvažiuoti. Klausimas dėl technikinės lenktynėse. Blogai uždėtas stuburtas. Jau mano, kad šekas buvo. Turėsiu pamoką. Bet negalima vėl grįžti. Atvažiavo, sako, dėvės, sako, žinau. Kiek reikėtų, kad čia metalas į metalas. Tai kažką magais rinkai? Ne, kažkas paladėjo. O kas čia? Čia jau buvo. Čia aš esu tokį pirkau. Aš labai gerai padarė, bet tiesiog va, prispaudė prieš kitą trynės. Kodėl tau nevaikščiai? Nežinau. O dabar vaikščiai? Antra diena, šiandien turėsim varžybas, papusryčiam, treneris Akaročia ant dopingo jau yra. Laukia 10 minučių bus šildytuvai pajungti, eisim į pokalbį, bus visas instruktažas, susirinksim visas žinias, sėsim ant bolidų, bėgsim į trasą. Sėsim ant arklių Karočia ir bandysim dominuoti šiandien. Šiandien taktika tokia. Pirmi 2 važiavimai ramiau, kvalifikacija 200% ir stengsimės tiesiog, kad varžybos išlaikyti pirmą poziciją ir pasiimti taurę. Tai tiek. Sakiau, kad būsi bent antras. Молодец. Dar palma 8. Pergalės jausmas saldus, bet man rodos dar saldžiau bus šampanas po jo. Buvo žiaurios lenktynės iš tikrųjų. Ta prasme, varžovai pirmą kartą teko lenktyniauti su aukščiausios klasės atstovais kartu vienoje trasoje. Gal šiek tiek šokas, nes lygiai skiriasi kaip diena ir naktis, bet kad pasistengsiu kitom varžybom paimti aukštesnę vietą, o šiam kartui antra vieta mane pilnai tenkina ir tiek. Net aš noriu su Igniu, tai irgi būtų su Alum, kaip už trenerį, kad būtų. Ateik, Karoči. Nu, ateik.
Tai čia šalia atsistok. Draugų Ne, gerai, tegu būna. pinigų gerai. Tegu būna. Ateik arčiau į kadrą. Nu, treneris bus. Arčiau treneris į bus. kadrą. Nu, tai tu toliau nueik. Ką papasakot, tai? Nu gerai, davai. Nu, ką sakai?